Mes čia todėl, kad minime, gedime ir apmastome tragišką įvykį, kai lygiai prieš 91 metus du mūsų sakalai didvyriai 1933 metais Liepos 15 dieną pakilo skrydžiai per Atlantą. Tačiau audra ir naktis Soldinų miške pušyne pasiglemžė mūsų didvyrių gyvybės. Ši graudi sukaktis sujungė mus vienu dideliu jausmu, kuris mus pakylėjo pasididžiavimui savo nuostabę tėvynę ir jos didvyriais Darium ir Girėnu. Svajojo berniukai padangiai pakilti, į Lietuvą brangę garbingai nuskristi, išgarsinti jos vardą plačiam pasaulyje, įveikti Atlantą, garbė kiekvienam. Ir mes norime iš kartos į kartą perduoti didvyrių drąsą, meilę tėvynei, jų norą parodyti pasauliui, kad Lietuva nenusileidžia kitoms valstybėms. Jų žygdarbis nebus pamirštas, visada jį minėsime. Ar yra žemėje žmogus, kuris neturėtų svajonės, nenorėtų laisvės? Tikrai nerasime tokio, juk šiandieną mes susirinktume čia, kad jaunajai kartai ir ne tik jai primintume apie drąsių Lakūno Dariaus ir Girėno svajonės. Juk jie ryšosi pavojingam žygui, kad pasaulyje skambėtų vardas Lietuva. Turbūt, kad nerasime Lietuvoje ne vieno miestelio, be Dariaus ir Girėno vardais įamžintos gatvės. Jų vardai skriejo, nuskriejo per visą pasaulį. Apsamanojusių pantukų šone iškaltas Lakūnų testamentas, o nežinomų autorių dainos sudėtos dar iki šiol Lietuvoje tebedainuojamos. Prie Atlanto vandenyno, prie šalelės mylimos žuvo Darius ir Girėnas. Liūdi širdis mūsų tautos. Šiandieną pas mus drauge paminėti šią garbingą sukaktį atvyko Lietuvos pensininkų sąjungos pirmininkas Kajetonas Šliogeris. Turėjo atvykti mūsų Seimo narys Sabutis, bet yra atstovė atsiųsta, atvyko pas mus pasveikinti. Tauragno asociacijos atstovai, Povilas Butkus pirmininkas ir padėjėjas. Padėjėjas. Atvyko Kėdainių, Utenos, Ukmergės, Pasvalio, Bočių meniniai kolektyvai. Pasveikinkim juos ir paplokime. Negaliu nepaminėti simbolinių įvykių, gal labiau preliudijos mūsų šios dienos minėjimai, kad Jonavos padangėje raižė 4 lėktuvai, pilotuojami šaunių Lietuvos sakalų, tarsi primindami mums, kad lietuviai niekada neužmirš savo didvyrių. Tai vyko Liepos 6 dieną, minint valstybės dieną. Į nebūtį nenugarbės vardai didvyrių, aukštai iškelkime trispalvę ir nešti negarbingai per pasaulį, darbais ir žygiais tau tėvynė. O dabar Jonavos miesto bočiai atliks jums mūsų kolektyvo nario Juozo Laurinaičio sukurtą dainą Lituanikos sparnai. Lietuva gyvos
Seimo narys, kaip jau ir sakė, negalėjo atvykti, bet būtinai turiu paminėti dėl ko, nes labai graži priežastis. Šiandieną jo sūnus baigė vidurinę mokyklą ir dalyvauja sūnaus išleistuvėse. Todėl visiems perduoda linkėjimus, na, o mes paminėsime istorinį įvykį. Prieš 91 metus 2 drąsūs vyrai sėdo į lėktuvą ir nutarė padaryti tai, ko niekas dar nebuvo padarę. Na, atsitiko kaip atsitiko, tačiau nebejojam, kad šitas istorinis skrydis tapo vienu iš svarbiausių tautiškumo simbolių, kuris įkvėpė visuomenę ir naujiem žygiam, naujiem atradimam, naujiem darbams stipriem, suvienijo ir sustiprino visuomenę. Todėl šiandien aš labai noriu palinkėti visiems, kad būtume vieningi, kad būtume stipri tauta, kad nepamirštume savo istorijos, kad perduotume ją savo vaikam, savo anūkam. Juk tai yra taip svarbu, be istorijos tokias žmogus niekas. Todėl šiandien ačiū labai organizatoriams, kurie suorganizavo šitą šventę, šitą paminėjimą. Ačiū visiems dalyviam ir noriu palinkėti labai šiandieną gražios penktadienio popietės. Ačiū, kad jūs esat. Brangūs šeimininkai, garsiai. Toliau. Brangūs šeimininkai, brangūs svečiai, šiandien tikrai nepaprastai iškilmės Jonuose. Jūs turite tą istoriją, kur galite didžiuotis visoje Respublikoje savo renginiais, savo prisiminimais ir neklausomais. Ir malonu, kad jūs tai darote. Aš tam tikrų ruoštų esu pedagoginį išsilavinimą, mokytojas, kada klauso, mokiniai turi klausyti. Ar sutinka? Nauji vaikai dabar. Taip, pripažįstam, nauji laikai, bet tradicijos išlieka. Taigi, sveikindamas iš širdies, mes su Alfredu atvežėm jums ispaniškas gėles ir norime iš širdies įteikti tiems kolektyvai, kurie dalyvauja. Tikrai dar kartą už jūsų tą parodytą nuoširdumą, už tą atsakingumą labai ačiū. Aš noriu pakviesti į sceną, mūsų pirmininkas nori apdovanoti pirmininkus ir vadovus. Tada kviečiu Ukmergės pirmininką ir vadovą Valmantą, Kėdainių Kęstutį Nekrošių ir vadovę Aldoną Sasnauskienę. Kviečiu toliau, kas čia dar liko, Utenos pirmininką ir vadovę, prašom, nes pavardė dar nežinau, nauja vadovė. Prašom, Utenos. Ir dar kviečiu Pasvalio. Pirmininkai Vida Vigienė ir vadovas Giedrius Ginkelevičius. Prašom. Aišku, ir Jonavos pirmininkas mirtinai reikalingas. Taigi leiskit tom ispaniškom grožėm iš širdies apdovanoti pirmininkus, kas dalyvauja, ir meno vadovus. Išskirtinai, kada kvies meno vadovus, reikia net stipriau paploti. Ačiū visiems atvykusiems. Labai malonu susitikti ir aš noriu irgi apdovanoti vadovus ir pirmininkus.
Kėdainiai. Kad visi girdėtų, kad nurimtų publika, kad būtų tylu ir gražu. Kad priimtumėt gražiai, atvežėm dovanų jums sūrį. 4 net komponentų. Avies, ožkos, karvės, gulbės. O kad būtų nesprangu, dar įdėjome lašų. Ir įdėjom dar medalį, kad Kėdainius prisimintų. Paragausit ir sulauksit metų daug, labai ilgų. O dabar geriau įteiksiu dovaną. Kadangi sunki, prašom paruošti ranką tvirtą. Iš tikro tai įtariam, kad ir Radvilos šoko. O mes galbūt esame jų palikuonys. Juk truputį panašus esame žmonės. Šoka grupė, šoka bočiai. Šokiai bus 3. O kokie, pasakysiu.
ir gražius, labai energingus mūsų šeimininko Vytauto rengiamas priemonės ir tą optimizmą, kuris mus įkvepia ir kad principas būtų gyvenimas. Gyvenimas turi būti įdomus ir gražus. Sveikinam. Taip, ir šiek tiek Mes jeigu nespėjom savo rajone ką nors švęsti žymių datų, tai žinome, kad kaimynas švęs ir mes kartu su juo. Taip, kad labai daug nekalbėsiu, tik sakysiu, noriu, kad visada šypsotųsi tokie veidai kaip šiandien. Būtumėt visada tokie gražūs, laimingi. Ir ačiū už pakvietimus visiems. Garbinu tave kaip sakramentą. Mes, Aukštaitijos atstovai, garbinam ne tik Lietuvą, garbinam mūsų karžygius, tik atšventėm Mindauginės
mes garbinam ir lakūnus, kurie ne tik konstravo, ne tik savo paskutinės lėšas skyrė, bet jie vardan tos brangios mažos Lietuvos. Mėly sielos broliai, sesės, kaip gera tą mažą lietuvėlę apkabinti. Ne tik širdim, bet ir daina. Pradžioje skambės daina Sugrįžau, Paulius Širvys. Vadovė Zita Kiviklienė. Bočių pirmininkas Vladas Žilėnas. Scenoje kolektyvas Narkunaičiai. O dabar dar norime pakviesti pirmininką ir teikti dovanėlę.
Taigi sveiki, dar kartą, mėly bočiai. Ir kadangi čia šeimininkai sakė, paklausykim, tai aš šokėjų paprašysiu pailsėti. Nesupykite, bet dainuotojams reikia oro. Pailsėkite. Čia Seimo nario padėjėja labai gražiai kalbėjo apie patriotizmą. Taigi, kągi kalba internetas, labai trumpai čia pasakysiu apie Darių ir Girėną. Iš tikrųjų, tai šitas jų žygis yra neeilinis, žinant, kad jie skrido ore, išbuvo 37 valandas 12 minučių ir nuskrido 6411 kilometrų. Jie skrido be radijo ryšio, autopiloto, net parašiutų. Šiuo skrydžiu buvo atvertas kelias oro paštui tarp Amerikos ir Europos žemynų. Lakūnų žygis, jų tragiška mirtis tapo daugelio poetų, rašytojų, dailininkų, skulptorių, muzikų įkvėpimo šaltiniu. Taigi, kur skrido šie didvyriai? Skrido niekur kitur, namo, į Lietuvą, į tėvų žemę. Todėl Pasvalio kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis Rudenėlis, vadovaujamas Giedriaus Gumbelevičiaus, savo pasirodymą pradės Broniaus Mūro daina Tėvų namai.